Tai gerą dieną, vadybininkai. Tai sveikinuosi iš tos pačios dienos, kur ir baigiau praeitą video. Tai gavau darbų. Iš langosą pasiėmau priekabą ir kur? Į Bodo. Vienintelis pasikeitimas, kad du iškrovimai bus nebe vienas. Bet tai irgi postnordas ir paskui pirmadienį į senūkus tos vadinamus. Tai va, aš jau kaip ir langose. Kuri čia ta mano priekaba, vėl įsijungiau kamerą, nieko nesusižiūrėjęs. Žinau tik tai, kad temperatūros nėra, o priekaba KGB. KBG. Kuri čia ta priekaba? Pirma ne, antra ne, trečia ne, ketvirta ne, va. O Jėzus, kad įvaryta tarp dviejų šitą vidurinę, tai reikės vėl kažkaip išsitempti, nes neįlysiu kojų užsukti. Šiaip žiūriu, kad gan aukštai jinai iškelta. Tai gali būti, kad nepavyks man to padaryti. Na, nepabandęs nesužinosiu. Tai turiu va tokį tarpelį. Niekaip aš čia nelendu. Blemba, užpakalį išsikėliau. Mašinas iki pat galo, bet vis tiek kojos nelabai pakylė, tai nelabai aš ir išsitrauksiu. Nu ką, reik bandyti kažkaip. Gal išeis. Kur čia jumis padėti? Nu biški gal jeigu ką pasuksiu. O gal čia visai ir gerai bus? Ne, tai baisiai kaip atrodo iš pirmo žvilgsnį. Ai, normaliai. Be reikalo stresavau. Tai tiek, kad nu nepatogu, bet nekliūnus iš kitos priekabos, nes taip tai būna, kad tiek privaro artinu, kad niekaip nepasakai. Matęs jums kas nors? Gal matęs? Nu ką, balnas įsifiksavęs? Nesimato. Jau čia reikia išsitraukti į parkingą ten, nes dabar reikės 30 minučių dar pauzę pasidaryti, tai per tą laiką susifotkysi neskubėdamas ir po pauzikės gazuosi. Tai kadangi dabar darysis 30 minučių pauzę, tai apeinam kartą. Iš pirmo žvilgsnį apžiūrėsim priekabą. Tai ką, lempos dego. Šitoj pusėje ūsai dego, šonai dego. Numeriais zateškim privaryti. Čia lempos dego. Šaldytuvą jau buvau įjungęs. Šaldytuvus veikia. Pliomba yra, popieriai viduj. Čia kažkoks lipduks. Nu, einam nuo pradžių, tada ir apeisim ratą. Tai pradedam iš karto. Kampai sveiki. Čia nuo lipduko, tai čia ne defektas. Čia irgi mūrizina, man atrodo. Turim viršui įbrėžimą.
Čia įbrėžimo. Paletnikas kaip ir atrodo gerai. Ai, ne, per visą paletniką eina įbrėžimas. Toliau čia nuo lipdukų. Čia eina braukimas, bet per kamerą nesimato. Čia va eina braukimas. Čia braukimai. Čia braukimas. Žodžiu, pilna tokių pabraukimų. Čia viskas normaliai. Lempos šviečia. Čia šitie neišlaužyti. Irgi ką darysi. Laiptukai yra, nelabai jų kas naudoja. Čia kažkokie yra irgi įbrėžimai nedideli. Ką padangas. Gerai, labai gerai. O čia naujas gal sudėtas. Čia neaišku kas, ar čia murzina, ar čia gal murzina. Taip, tas paletnikas gerai. Čia murzina. Nuo soliarkos. Čia lipdukai. Ten irgi nieko nematau, čia irgi kažkas murzina. Tai va taip apie neapsižiūri viską. Svarbiausia kampai, stogo kampai, kad nebūtų tuneliuose nuvaryti. Einam Danos pusės padangą pasižiūrėsiu. KBG09X. Šiaip svorio, kiek mačiau, tai nedaug gal. 5 tonas te pakrauta. Padangas šią musėt visur naujai sudėtas. Aida, nemačiau, sparnai toj pusėje yra. Čia biški lempa rėmus, tas toks pariestas. O šitą pusę biški palinkus. Nu, žodžiu, čia irgi sparnai yra. Tai ką? Eina atsigert vandenuko ir viską fotkit, ką jums čia dabar parodžiau, kur kokie dešaktai. Neužtruks, čia 5 minutės kokias. Kol kas. Tai turim pusę 1 nakties ir aš blūdėjau pas Skaniją. Kad tepaldas pilt, praeitam video jūs matėt, kad man trūko 7 litrų. Tai šefas suderina, kad Skanija paliktų kažkur ten slaptoj vietai. Tai atvariau, paskambinau šefui, šefas atidarė vartas ir pasiėmiau. Dabar reikia užsipilti. Nežinau, galvoju, dabar gal 5 litrus suvarysiu. Žiūrėsiu, ką rodys, kai sustosiu. Jum čia jaučiu, nė velnė nieko nesimato, tai žodžiu, pilu tepaliunzą ir gazuoju toliau įvaryti. Tai nauja diena. Baigiu jau atlikti iki Bodokas, čia liko 15 kg, 15 minučių ir vėluoju apie 10 minučių. Bet tas vėlavimas šiandien nesiskaita vėlavimas, nelabai ten kam įdomu. Aišku, jeigu ten atvažiuočiau kokią 3, tai gal tada ir būtų skirtumas. Tai va, kas gero nutiko, nieko gero nenutiko. Buvau susitikęs žiūrovą, dirbu su negabaryta, tai papezėjom kokį 20 minučių, tik tai tiek, kad nepaklausiau vardo. Tai jeigu žiūrėsi, linkėjimai tau. Šiaip kaip ir esu sakęs, visai smagu, kaip prieinat, pašnekat. Džiugu, kad visi adekvatų žmonės, kiek tenka sutikti. Nenusypęs, žodžiu, žiauriai faina. Toliau gavau komentarą, kad papasakočiau, ko gali tikėtis naujas vairuotojas. Tai ko gali tikėtis, tai visų lipimą ant galvos. Tiek vadybos, tiek pakrovimuose, išsikrovimuose. Nu, čia kalba aišku apie Europą, kas dirba Europui, nes kaip mano pavyzdys, tai visi bando lipti ant galvos, visi direktoriai ir visų turi ale klausyti.
vadyba ten su savo nesąmonėm prisisvaigsta, tai niekad neusileisk vadybininkų, jeigu esi naujas vairuotojas. Mokai elgtis tachografu, tai važiuok palei tachografą, o ne pagal jų vėjas. Daugiau pasikrovimuose irgi visi direktoriai nuo pakrovėjo, kuris krauna iki apsauginę. Aišku, ne visur, bet daug kur taip yra. Paskui kas dar. Aišku, gali pradėti dirbti, jeigu patink būti vienam, patink vairuoti. Aišku, nežinau, ta prasme, ar tu ant kadencijų nori važiuoti, ar ant ratą, ar kažką kitą galvoti, bet, šiaip tai sakau. Susirask pradžiai mokytoją gerą, kuris apmokys tavi ir kai paleis tavi vieną važiuoti, kad žinotum, jog pakelsis ragelį dieną naktį, kad patartų, nes pradžiai vis tiek prisidarys ir tų baudų, ir tų nuostolių visokių bus ten pas tavi, bet svarbu turėti gerą mokytoją, sakau, kad gerai viską išaiškyti, išmokyti elgtis tachografu ir aprodyti ten daugiau negu vieną šalį. Kad žinotum, kaip kelių mokesčiai, kaip kas kur šneka, kas kaip kur daro, nes sakau, nuvažiuosi į vokiečius, nieks su tavim ten angliškai nešnekės. Šnekės, bet labai retai kur. Aš čia kalbu iš savo patirties. Prancūzas ten išvis, šaržė visi ten žiūri akis išpūtę, kad tu nešneki. Apie Lenkus išvis tyliu, nes ten Lenkai, kad į kur atvažiuoja patys Lenkai, ar į Norvegiją, ar į Vokietiją, jie ateina į ofisą, jie varo lenkiškai, niekam ten neįdomu. Tai va, toks bendras pasakojimas. Žodžiu, nusiteik, kad visi lips ant galvos, bet sakau, neusileisk ir visi direktoriai bus. Jeigu dirbant Europoje. Čia, kai dirbu Norvegijai, tai per tiek metų, kiek dirbu, tai nesu neįsikė girdėjęs, kad tai tu čia dirbi Norvegijoje, čia kalbėk norvegiškai. Nėra buvę per tiek metų, nei vieną kartą, kad taip kažkas pasakytų. O iškritusių tokių direktorių yra pasitaikę, bet nedaug. Tai šiai dienai nežinau, ar aš iš vis norėčiau grįžti į Europą. Kaip dirbti, prasme, ten ratais ar kadencijom. Bet susukti ten kažką tokį reisiuko ekstra, tai visai įdomu būtų, manau. Prisimintas laikas, tos važiavimus autobamais ir taip toliau ir panašiai. Tai va, nelabai aš čia tau ką jaučiu naujo pasakiau, bet tokie mano pastebėjimai, kad... Bet aišku, jeigu nori pradėti, mokykis, išsilaikyk teisės, aišku, jeigu turi teisės, tai jau, susirask, mano rekomendacija, susirask nedidelę įmonę, nes kuo mažesnė įmonė, tuo mažesnis bardakas. Bent jau, kaip sakau, iš mano patirties, kiek man tekia dirbti, kiek pakeisti įmonių. Tai va, tokie apibendrinimai, tokie pamąstymai. Baigiu atvažiuoti į Postnordą. Vėl klausimsiu, nebus ten kelias uždarytas. Ten viską surausi. Ir praeitą sykį, kai buvau, tai atvažiavau su išjungta kamera, tai nebuvo nei vienos mašinos. Dabar jau čia bus pilna, net eilė lauks, kai kamera įjungta. Neuždarė, viskas tvarkoj. Na ir tiesos akimirka. Būgnai, din. Tuščia, nieko nėra. Eik, tokai gerumo. Super. Tai va, jaučiu, ką varau. Stumiuosi prie rampos. Ir lauksiu, kol iškraus. Čia, man atrodo, daug nebus. Tai gal greitai. Nereikės laukti 3 valandų. Aš taip tikiuosi.
Tai kai dar paklaus, ar gali duris atidaryti, nes visi popieriai tiek antrą iškrovimą, tiek pirmą iškrovimą. Viskas yra priekaboj. Po pliombom. Tai Postnordas iškrautas. Liko senukai. Bet senukai jau rytoj. Tai varau čia prie pat prasuksiu pro parkingą. Nepasižiūrėjau tik tais ar per kameras ar yra vietos ar nėra, tai varau iki vietos. Čia prie pat daug iš šono nereiks sukti. Bet turiu nuojautą, kad bus pilnas. Iš čia biški matas. Nu, lyg tai nėra. Jeigu ką varysi į ST1. Nu, davai, prasukom. Čia dušas yra šitam parkinge. Čia po kairę keltas jau kažkada rodžiau. Yra vieta viena. Nu super, nes čia man ir senukai prie pat iš tikrųjų, tai nereikės važiuoti man iki tos šelkės. Čia dėdukas su dviračiais makaluojas. Gal aš jau nepervažiuosiu, neturėčiau. Vienintelė vieta laisva ir man pasisekė ją gauti. Kolega pietus daras, bulvės vatrynas. Nu va viskas, ką pailsiausiai iki rytojaus ryte, kokių be 10-7 startuosiu ir varysiu įsikrat, nes 7 valandą išsikrovims. Nauja diena, išsikroviau senukus, prakimarinau 3 valandas, sako varyk vėl į herojų. Tai kameras net nejungiau. Tai ką čia parodysi, kai jau viskas parodyta 100 sykių. Tik tiek, va, kad mano keltuks ten priekį išplaukė, nežinau, matas ar nesimata, tai pavėlavau 3 minutės grubiai, nu 5, sakykim. Bet įvariau net nežiūrėjau laiką, kada iš čia išplaukė, kada aš čia būsiu, tai laiką turiu, palauksiu to keltuko. Kaip ir visada į herojų važiuojant pradžiai neturiu jokios info, nei kada kraus, nei kada ką, žinau, kad tik rytoj. Tai nulėksiu, nuvarysiu jaučiu į dušiuką, išsimaudyti ir laukti. Info rytoj turėtų atsiųsti. O čia įdomu, hebra ne visą tilpo, ar kame čia reikals, ką jų čia da yra. Nes keltuks aš kai atvažinėjau matęs, kad jisai da stovėjo. Ir jau paskui mačiau, kad jau nuplaukė. Nu, tai palauksiu, ką laiką turiu. Šiandien galiu dirbti dar... O, jezu, 8-7 valandas turiu bendrų laikų, tai nėra problemos. Tai, toks apdeitėlis lengvas, nieko nauja. Visą kadenciją tas pats per tą patį buvo daug herojų. Nu, da ten į Bergeną buvau nulėkęs, bet... Tik tiek. Tai neilgai aš čia palaukiau, gal 30 minučių, bet žiūriu, kad vanduo nuslūgęs tai baisiai. Kažin nepaliksiu kojų, aš čia ant rampos tos. Nu čia praėję, dabar reik buferę nepalikt galinę. Nes dar taip nusėdusi nemačiau.
Ką varom iki pat galo pasakys, kada sustoti. Bernužėlis, tas, kur priekį stovi. Man atrodo, tiesioginis jau nebus į salą. Dar vieną. Nu, viskas, plaukiame. Stebuklai, chebra, stebuklai. 5 valandą pakrovimas, o dabar yra be 20:11 dienos, ne nakties. Ir žuvį kraus. Nu čia kažkoks kosmosas. Kažkoks kosmosas. Jau turbūt geriau ir būt nebegali, ne? Ne prieš gerą, ne prieš gerą. Taip, 16 valandą atstovėjau, vedamės pradžias ir krautis. Tai ne, ofisas sako, tipo 5 valandą tavo pakrovims, tai jo, skau, žinau. Bet sakom, žuvis paruošta ir nėra pora mašinų, kurios jau nuo vakar dar nepasikrovė. Tai pačekina su kompiuteriuku, ček ir sako, okei, pirmą rampą gali važiuoti. Stebuklai, stebuklai. Tai va, lėkiu jau prie rampas. Tiek žinių, toks update'ėlis. Pasimatysim, kada pasimatysim. Tai kaip su nuotaika, anksčiau 5 valandom pasikroviau. Taip anksčiau 5 valandom ir baigiu atvažiuoti į iškrovimą. Kadangi viskas tas pats, kas ir praeitoj savaitėj, tai čia nelabai ką prirodys, ten į tos keltas važinėjimą, tai jau jaučia atsiboda. Aplamai kažkaip žiūriu, gal krovinių pamažėja čia nais vasarą, nes ir važiavau pro tos parkingus, kur vakarė jau būdavo sunkiau vietos yra, žiūriu tie apytuščiai. Tai gal sakau, nėra to darba, todėl valdžia neduoda man kažkokių įdomesnių vietų. Nors jau senai davė iš tikrųjų kažką įdomaus, tai nu, yra kaip yra. Ką dar pastebėjau, tai kad kažko po video nebekomentuojat beveik. Tai parašykite komentarą, kas patinka, kas nepatinka, ką norėtumėt, kad parodyčiau. Nes, nu, va, kai tokia kadencija, kad tas pats per tą patį senka mintis, ką čia nufilmuoti. Tai jaučiu dabar sekantis keli video bus iš kelionės, kur važiavam su žmona į Alpes. Aišku, kamerą į reisą pasimsiu kitą atvažiuojant, nes dabar čia prieš paskutinę dieną, tai jeigu bus kažkas nauja, tai pafilmuosiu. Jeigu nebus nieko nauja, nu tai pailsėsiu tada nuo to filmavimo, nuo to video montavimo, bet jūs vis tiek matysit kažkokį tai turinį, tai iš kelionę, gal iš namų kažką įdomaus parodysiu, jeigu kažką veiksiu. Tai va taip va. Su tokia gaidelė ir atvažiuoju, nes skaudavo, kol važiavau, galvojau visą laiką, ką čia jums parodyti, ką čia naują, kad jūs pamatytumėt, bet nu, ką čia pamatysiu, jau tiek video rodau. Ir prasideda kartojimasis. Nėra, kad važinėčiau po Europą, ten pastoviai su naujom vietom, nors ir po tą pačią Europą, jau jeigu kadencijom dirbam, tai nu, vis tiek būna daug tų pačių vietų. Atsimenu, kai dirbau kažkada su tenta ir pastatė mumis
ant popieriaus linijas, tai būdavo jau ten 2 kadencijas padirbė, viskas nauja, viskas faina ir paskui jau gauni krovinį, kur esi buvęs, tai jau žinodavai grubiai, kuriam gale išsikrauni ir ko tam gale gali tikėtis krautis, tai irgi viskas būdavo, net grubiai vadybai nebereikėdavo rašyti, nes nežinodavai, kur važiuosi, dar neišsikrovęs ir vadyba nieko nebūdavo sakęs. Tai ir čia tas pats. Viskas tas pats per tą patį. Tai va, žodžiu, lauksiu komentaro. Kas įdomu, kas neįdomu, kas patinka, kas nepatinka, gal kažkas erzin, gal iš vis kažkas negali žiūrėti. Tai pasidalinkit su manim, kad galėčiau tobulėti ir jūsų neerzinti su kažkokiom savo savybėm. Bet iš kitos pusės, aš nelabai ten savęs ir pakeisiu, esu koks esu. Žmona kiek mane pakeitė, tiek pakeitė. Na, bet jau pezuvėjus, tai va, varau į ofisą ir klausiu, ar iškraus, jie čia mane ir neiškraus, nes vadyba sakė, tipo, jie labai užsiėmė, bet bandy gal iškraus anksčiau. Tai sakau, duokit darbų jau kažką į ateitį, nes noriu dar rytoj dirbti. Tai sakė, šiandien nieko neturi, bet ir nepasakė net išsikrovus, kur važiuot, ką daryti tą priekabą, ar kažkur numesti, ar išplauti, ar nutempti. Na, žodžiu, informuosiu, aš jums papasakosiu, kur ką veiksiu. Dar neužbaigsiu video čia, dar rytojaus dieną laukiu, bet sakau, rytoj jau ruošimasis namo, tai kažko daug grandioziško nebus. Tai gavau rampą jau. Grįžau iš ofiso, nieks nieko nesakė, kad čia per anksti ar dar kažką. Tai davė 63 rampą. Čia iš priekio, kiek žiūriu, tai nėra daug fūrų. Priekabą stovi ant rampas, bet be fūrų. Tai neaišku, ką jie ten kraunas, o neišsikraun. O dabar reikia varyti į kitą pusę. Ir bus matyti, kas ten daras. Blemba, čia kad užkaitina uoslę, 3-3 rodo. Jo, vėl buvau per tas 2 savaitės atpratęs nuo tokios temperatūros, nes visas 2 savaitės taip maksimum 14-20 laipsnių visą laiką buvo. Naktį ten iki 8. Tai dabar 30. Aš žiūriu, ko čia man tas kondicionierius tiek šaltą pučia, bet kažkaip net netkreipiu dėmesį, kiek tos temperatūros rodo. Saulikė šviečia, tai šviečia. Bet kad tiek. Nu dabar buvo, aišku, sustojęs, gal saulė pašildė, tai sako, 3-3 rodo. Nu, kas čia daras? Taip, čia nais GPC tos rampos, jeigu aš neklystu. O moviau ten toliau. Na. Ką turim. Na, fūrų daug nėra. Tas džiugina. Tai gal mažai iškraus greitai. Tai reikės rašyti valdžiai, kad duotų darbą. Taip, 103 šitą. Tai va, ką parkuojasi ir lauksiu, kol iškraus. Reikės tik tais pasijungti kondiškės stovėjimą, nes čia langais atidarytais, tai aš irgi nutrokšiu. Gerai, kad turi kondiškį. Tuščias. Tai va, sugalvojau taip, kad pažaidžiam žaidimuką. Kas atspės, kiek laiko prastovėjau ant rampos, tam padovanosiu nedėjų kvapuką. Ne tą arklinį, tą standartinį dydžią. Tai pabandykit atspėti, kiek laiką pralaukiu. Neduosiu jokios užuominos, nieko. Pralaukiu, kiek pralaukiu. Tai planų jokių neturi, rašiau vadybai, kur važiuoti išsikrovas, kaip kas, nieks nieko neatraša.
Tai bandau ieškoti parkingą ir lauksiu, gal kažką atrašys, kažką papasakos, nes reikia... O jie čia ką šviečia. Reikia darbą dirbti, dar turiu nemažai, virš 5 valandų vairavimą, bet kad šiandien jau nieko neduos, tai faktas, bet galėtų nors parašyti, ar išsiplauti priekabą, ar nesiplauti. Na, koks skirtum, žodžiu. Lėkiu parkingan. Jeigu rasiu kažkur netoli parduotuvę, dar reikės atsikabinti priekabą, nulėkti iki parduotuvės. Nors šiaip žinau, kur ta parduotuvė yra ir daugmaž kur aš stosiu, bet nelabai legalu ten stovėti. Jeigu ką sakysiu, kad aš rytoj turiu krautis pas jumis. Ir viskas. Tai kol kas tada tiek. Tai turim naują dieną, kaip ir tikėtasi, darbų šiandien nėra. Nors ir vakar rašė, kad bus, bet šiandien rašo, kad jau nebebus. Tai važiuoju į plovyklą, nusiplausiu mašiną ir stausiu į parkingą, įsitvarkytis kabiną, tvarkytis viską, ką reikia ir viskas, varysiu namo. Tai kas daugiau. Nieko musė, tai standartiškai. Video gavas toks, koks gavas. Ačiū, kas laikinat, ačiū, kas žiūrit, ačiū, kas komentuojat ir ypač ačiū tiem, kas prenumeruojat. Pasimatysim, kada pasimatysim. Viso.